Sveiki, su jumis aktualijų laida Alfa taškas ir aš šios laidos vedėja Augustė Nuškaitė. Šiandien pasikalbėsime apie valstybinėje augalininkystės tarnyboje įvykusį korupcijos skandalą, o jei konkrečiau apie Sauliaus Skvernelio figūravimą jame. Tai praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl buvusio demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio teisinės neliečiamybės panaikinimo. Ir jau vakar pats Saulius Skvernelis, stovėdamas už tribūnos, ragino kolegas balsuoti už. Parlamentarai nusprendė panaikinti Sauliaus Skvernelio neliečiamybę, tačiau istorija tik įsibėgėja. Prasidės teisminiai procesai, po kurių, ir bus aišku, ar Saulius Skvernelis iš tiesų buvo įsitraukęs į korupcijos pinkles ar ne. Tai šiandien prie mūsų nuotolių prisijungęs tinklaraštininkas, buvęs Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas. Sveiki. Laba. Tai pone Malinauskai, gal pradėkime nuo pat pradžių. Tai Saulius Skvernelis susiduria su labai rimtais kaltinimais. 51 000 eurų kyšis įtariama organizuota grupuotė veikusi augalininkystės tarnyboje. Jūs, kaip buvęs artimas Sauliaus Skvernelio darbinės aplinkos žmogus, puikiai žinote ir turbūt ir Sauliaus Skvernelio viešai tą išdėstytą poziciją korupcijos klausimais. Nustebote išgirdęs tokias naujienas? Tai be abejonės. Tai turbūt pirmiausia buvo pranešta apie kratas pas Kazį Starkevičių ir Saulių Skvernelį. Ir tada tikrai buvo įdomu, nes buvo kalbėta apie Agnę Silickienę gerokai anksčiau. Agnė Silickienė man nebuvo pažįstama, nesu su ją bendravęs, nežinau iš viso, kas jinai tokia. Per tą laiką nuo kratų, kadangi vėlgi tai buvo demokratų atstovė vyriausioji rinkimų komisija ir Skvernelio patarėja, sužinojau kur kas daugiau. O kai kratos atliekamos pas asmenį, akivaizdu, kad turi būti pakankamai rimti pagrindai tam, apie tai buvo kalbėta. Taip pat nustebino turbūt labiausiai, kad iki dabar per tiek laiko Saulius Skvernelis praktiškai nieko nekomentavo. Tai dabar mes išgirdome tokį kategorišką pareiškimą. Čia atskiras klausimas, kaip įvertinti, bet tik dabar, iki to laiko Saulius Skvernelis visiškai nieko nesakė, nei apie faktologiją, sakydamas, kad negali komentuoti ikiteisminio tyrimo informacijos, nei apie tiesiog savo ryšį, savo vaidmenį, kur aišku, jis tą informaciją turėjo. Pavyzdžiui, kalbant apie faktologiją, čia buvo daug pareiškimų, kad negali atskleisti ikiteisminio tyrimo informacijos, jeigu už tai padarysi, tau laukia ten didžiuliai nemalonumai, baudžiamosios bylos ir panašiai. Aš manau, kad, pavyzdžiui, žurnalistai, kai kurie labai dažnai tuo rizikuoja. Ir aš pats kalbu, nebūdamas žurnalistas, o tinklaraštininkas, labai daug apie ikiteisminio tyrimo informacijos, bet, pavyzdžiui, Saulius Skvernelis visai neseniai Seime atskleidė labai konkrečius dalykus ir aš apie juos irgi esu dar anksčiau kalbėjęs. Pavyzdžiui, kad namuose rasta 4000 eurų santaupų, kas nėra labai didelė suma, viskas suprantama, bet tai yra ikiteisminio tyrimo detalė, niekas tikrai jo neužpuolė, niekas jam jokių baudžiamųjų bylų dėl to nepradėjo ir jokių priekaištų jam nepasakė. Tai visi tie dalykai galėjo būti pasakyti anksčiau, tai atskiras klausimas, kodėl tai nebuvo pasakyta. Bet Saulius Skvernelis yra ilgametis politikas, užėmęs įvairius aukštus postus. Jums nekeista, kad žmogus galėtų rizikuoti visą savo tą karjerą dėl keliasdešimt tūkstančių eurų? Vienas dalykas. Aišku, man keista, jeigu trumpai. Dabar klausimas turbūt ne ar keista ar nekeista, ta diskusija būtų tokia mano emocijų vertinimas. Korupcinėse bylose, kai jūs matote kažkokius skaičius, pirmiausia, jūs turite suprasti jų kontekstą. Aš kalbu ne tik tai apie šitą bylą, aš kalbu bendrai apie korupcinės bylas. Kad jūs lengviau įsivaizduotumėte. Yra, pavyzdžiui, didelė problema, tiksliau sakant, jinai buvo, dabar šiek tiek situacija pasikeitė su kontrabanda, pavyzdžiui, kontrabandinėmis cigaretėmis. Tai jeigu tu pagauni vilkiką su kontrabandinėmis cigaretėmis, tai dažniausiai teisėsauga paskaičiuoja, kokia yra vertė to krovinio ir baudžia vairuotoją. Vairuotojas neretai yra žmogus neteistas, gauna ten lygtinai kokią nors bausmę ir mes sakom, padaryta žala yra keliasdešimt tūkstančių. Bet visi juk puikiai supranta, kad ir tas vairuotojas, ir tas vilkikas pagautas, ar ne, yra tik tai ledkalnio viršūnė. Yra žymiai daugiau tų vilkikų, yra žymiai daugiau vairuotojų, vienas nuteisiamas, jo vietą stoja kitas neteistas, yra sistema, korupciniai nusikaltimai yra latentiški nusikaltimai. Jeigu tu pagausi asmenį imantį kyšį, tai tu turbūt supranti, kad tai nėra pirmas jo
kartas, nors jisai sako, kad tai yra pirmas kartas. Tai aš nekalbu šiuo atveju apie Skvernelį, aš kalbu bendrai. Tai kai mes kalbam apie sumas, reikia suprasti, kad tikrųjų sumų mes daugeliu atveju nežinom. Ir ne tik tai apie Skvernelį, pavyzdžiui, apie tą patį Kazį Starkevičių. Mažai kas kalba, bet irgi kokia ten situacija, kas realiai žino, kas apie tai yra daugiau kalbėjęs. Tai kai tu matai bendrą vaizdą, ir truputį daugiau tos informacijos turi, mane stebina, bet aš neskubu daryti jokių išvadų, nei dėl pinigų. Prokuratūrai irgi tą 51 000 reikės pagrįsti. Suprantu, kad tas 51 000 yra grindžiamas kitų bylos dalyvių parodymais ir juodąja buhalterija, tai yra ir kitų dar aplinkybių, kurios bus svarbios. Sauliaus Skvernelio atveju svarbiausias yra dalykas ne pinigų suma. Jeigu tu surandi asmenį su, 5 000 kyšių, to visiškai pakanka, kad tu galėtum sakyti, kad jis yra kyšininkas. Bet kai mes kalbam apie politiką, esminis momentas yra ne pinigai, ne pinigų perdavimas, yra esminis momentas, ar asmuo iš viso žino apie tokios korupcinės schemos egzistavimą ir kad į tą schemą yra įsitraukę jam artimi politinio pasitikėjimo žmonės, šiuo atveju Agnė Silickienė. Saulius Skvernelis yra pasakęs viešai, kad kad net nežinojo apie tai, jisai apgailestauja, kad vadovybės apsaugos tarnyba jo neįspėjo, nors galėjo įspėti, arba kitos institucijos, kai jisai dirbo Seimo pirmininku. Tai korupciniai nusikaltimai yra padaromi tik tai tyčia. Niekaip kitaip. Yra nusikaltimų, kuriuos galima padaryti per aplaidumą ir panašiai. Čia turi būti tyčia. Tai jeigu asmo sako, kad aš nežinojau, tai tada iš esmės nėra apie ką kalbėti. Generalinė prokuratūra šiuo atveju Sauliaus Skvernelio akimis neturi nė menkiausio pagrindo jam kokių nors pretenzijų reikšti. Man klausimas yra, kas teisus, nes generalinės prokuratūros kreipimasis į Seimą ir tai, ką paskui pasakė Saulius Skvernelis, yra vienas kitam labai stipriai prieštraujantis dalykai. Taip, tai kalbant apie Agnę Silickienę, apie tos pinigus, tai skelbima, jog dalimis Saulius Skverneliui perdavinėjo pinigus būtent jo buvusi patarėja Agnė Silickienė. Saulius Skvernelis teigia, kad to nebuvo, apskritai jis nežinojęs. Apie tai, kaip galvojate, ar jos vaidmuo šioje byloje galėjo būti tik tas pinigų perdavinėjimas, ar visgi įsitraukusi Agnė Silickienė šiek tiek daugiau galėjo būti? Agnės Silickienės vaidmenį turi komentuoti Saulius Skvernelis. Ir mes matom, kas mane irgi nustebino, aš dabar klausau įvairiausių politikų pareiškimų, klausiau ir pačio Skvernelio pareiškimų. Kartais keista klausytis iš tikrųjų, nes ta informacija yra ne šiaip prieštaringa, bet jinai yra absoliučiai netiksli. Saulius Skvernelis yra išreiškęs palaikymą Agnei Silickienei, nepaisant to, kad jai buvo pareikšti jau įtarimai korupcija. Ir man buvo keista, kodėl. Taip, aš tuo pačiu metu girdėjau, kad yra priekaištų man ir Vytautui Bakui, nes mes dabar daug komentuojam, kaip suprantu. Aš turbūt daugiau, Vytautas Bakas davė vieną interviu. Bet esminis momentas yra paprastas. Agnė Silickienė jau ir iki šitos bylos turėjo problemų. Kitaip tariant, daugeliu atveju politikai kalbantis ar ten žurnalistai kalbinantis nelabai suseka tos istorijos, nes ten yra daug epizodų. Tai pirmas Agnės Silickienės epizodas yra labai senas, ten 14 metai, 10 ar 14, kai jos vyras dirba nacionalinį mokėjimo agentūrai vadovu ir ten yra ta 5 telefonų istorija, po to jis yra nubaudžiamas už piktnaudžiavimą, telefonai paimami pirkimo metu, atiduodami ten keli telefonai viceministrui, vienas agentūros darbuotojui, vienas žmonai nunešamas ir po to jis netenka pareigų. Tai šita istorija jau yra teismo sprendimas, priimti nutarimai, viskas, padėtas taškas. Šita istorija nesutrukdo Agnei Silickienei nei dirbti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biure, kai Artūras Paulauskas yra NSGK vadovas, nesutrukdo pereiti į vidaus reikalų ministeriją, kai jai vadovauja Saulius Skvernelis, nesutrukdo jai tapti viešosios saugumo politikos, man atrodo, taip vadinasi tiksliai, departamento direktoriaus pavaduotoja, viešojo saugumo politikos, taip tiksliai. Tai, žodžiu, jau yra klausimų, ar ne? Po to yra ta garsioji
kita istorija, ar ne, kai jos jau vyras yra nebe nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas, ar ne, ten kitos yra įmonės, FNTT atlikinėja kratas, jinai užsidariusi su FNTT pareigūnu, kuris kratas atlikinėja, jam grasina, aiškina apie savo pareigas ir taip toliau. Vėlgi, toliau jinai lieka dirbti vidaus reikalų ministerijai. Ir dabar mes vėl matome, kad iki šito skandalo Saulius Skvernelis visą tai girdėjęs, ją kaip Seimo pirmininkas pasiema dirbti patarėją. Ir kai dirba jinai patarėja taip, kad paskui ją yra pareiškiami įtarimai generalinės prokuratūros korupcija, jinai vis tiek turi Sauliaus Skvernelio pasitikėjimą, nes jis vis tiek sako, jai priekaištų dalykinių neturiu, turiu Malinauskui ir Bakui. Mačiau Širinskienę Agnę čia kalbėjo, girdėjau, kad dėl to aš jaučiu nuoskaudą. Man nuoskaudų tikrai jokių nėra, šio požiūriu labai gerai, kai politikas atsiriboja, būdamas štai tokioje situacijoje nuo manęs, tada viskas į savo vietą sustoja. Man yra įdomu ir esminis klausimas, tai kasgi yra tas ryšys, kai tu tiesiog už ausų tempi Agnę Silickienę. Politikas, pabrėžiu, politikas, jeigu tu būtum privatus verslininkas, tavo reikalai, bet politikas aukštose postuose jis pirmiausia žiūri reputaciją, skaidrumas, kas pas jį ateina dirbti, kokios paskui gali būti problemos, ir tu matai, kad čia tiesiog ignoruojami visiškai užsidegusios raudonos lemputės. Tai koks tas ryšys? Saulius Skvernelis turi atsakyti. Jis pasakė, kad ryšio jokio nėra iš esmės. Jis pasakė, kad taip, ten epizodiškai dirbo, padariau galbūt klaidų susijusių su personalo parinkimu, bet nieko daugiau nežinojau. Tai vėlgi, Sauliaus Skvernelio pozicija įgarsinta. Dabar lieka generaliniai prokuratūrai pateikti savo visuomeniai, savo turimus duomenis. Čia irgi klausimas yra labai didelis, dėl ko apie tai kalbu ir aš. Kas bus toliau, nes teoriškai Saulius Skvernelis yra teisus. Gali būti, kad jam net kaltinimai jokie arba įtarimai šiuo atveju pradžioje nebus pareikšti. Gali būti ikiteisminėse tyrimuose, kad pavyzdžiui bylos pasiekia teismus ir dalis informacijos ikiteisminėme tyrime, kaip nepasitvirtinusi arba neaktuali baudžiamajam persekiojimui, jinai lieka pareigūnų rankose. Mes turėjom tokių pavyzdžių ne vieną, vienas iš tokių pavyzdžių yra pavyzdžiui Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus korupcijos byla, kai duoti parodymai, skaitant ir prieš Matijošaitį, vėliau liko kitame ikiteisminėme tyrime, kuris buvo nutrauktas, informacija visuomeniai nebuvo pateikta, Matijošaitis per teismą bandė su juos susipažinti, kiek žinau, nesėkmingai, bet gali būti ir tokia situacija, gali būti, kad mes labai ilgai aiškinsimės ir spėliosim, kasgi ten vyko, bet kas tiksliai vyko, žino pats Saulius Skvernelis, ir jeigu nebūtų abejonių tuo, ką jisai sako, tai tada mes galėtume tikėti. Aš esu linkęs ne žodžiais tikėti, aš esu linkęs pasižiūrėti kur kas daugiau faktų, aplinkybių ir panašiai, ir aš šiuo atveju taip greitai įspūdžio nesusidarau iš ašaros nubrauktos ar panašiai. Taip, ponia Malinauskai, neretai Sauliaus Skvernelio situacija yra lyginama su Eligijaus Masiulio ir visa MG Baltic byla. Ar apskritai galime lyginti šias dvi bylas ir šių dviejų asmenų situacijas? Čia irgi yra dalykas, kai žmonės, klausimas tarsi paviršyje, bet žmonės galbūt ne iki galo supranta, kuo tos bylos skiriasi, kuo jos yra panašios. Sauliaus Skvernelio byla yra ne Sauliaus Skvernelio byla. Šitoj byloj Saulius Skvernelis yra epizodas. Mes apie jį kalbam dėl to, kad jis užima aukštas pareigas, bet jisai yra epizodas. Mano akimis ir mano žiniomis šita byla, kuri dabar yra generalinės prokuratūros rankose, yra daug didesnė už Eligijaus Masiulio bylą įvairiais aspektais. Jis yra daug didesnė už Rubikono bylą, Andriaus Janukonio ir ten abonento, iš kur Zuokas gauna savo pravardę. Tai yra didesnė byla. Dabar Sauliaus Skvernelio vaidmuo ten yra ne pirmaeilis. Ta prasme, jisai yra fone, jisai yra toje byloje per Agnę Silickienę. Ir toliau jau generaliniai prokuratūrai reikės priiminėti tam tikrus sprendimus. Tai jeigu vertinti per Saulių Skvernelį, tai aišku, kad tu gali labai susidaryti klaidingą įspūdį apie šitą bylą. O šita byla iš tikrųjų yra didelė, ten yra daug dalykų, kurie yra dar neatskleisti. Visi dabar irgi labai čia piktinasi ir kalba daug, pavyzdžiui, apie visokias nekaltumo prezumpcijas, ten mano šaltinius stengiasi įvairiais būdais analizuoti, girdėjau Seime net klausimą generaliniai prokuroriai, tai ar Malinauskui nepradėtas ikiteisminis tyrimas už ikiteisminių duomenų viešinimą. Žmogus uždavęs tą klausimą net nelabai supranta, kokia yra sudėtis to baudžiamojo kodekso straipsnio, bet vietoj to, kad koncentruotis ten į šaltinių medžioklį ir kitokius dalykus, politikai galėtų šiek tiek palaukti ir pamatyti, kas tenai vyksta ir kiek ten gali būti visokių rimtų ir didelių dalykų. Klausimas, kiek
iš tų dalykų atsidurs teisme ant stalo, čia yra irgi didelis klausimas. Man bus įdomu pasižiūrėti, mes turėjome labai didelių rezonansinių bylų, kur užsienį yra priimami sprendimai dėl kišininkavimo Lietuvoje, ta garsioji, pavyzdžiui, Alstom byla, apie kurią dariau didžiulį epizodą, kalbėjausi su verslininku, kuris tiesiog rodė, kaip ten nešiojasi savo nešuliuose milijoninės sumas grinaisiais, kam jos duodavo, visą tai jis ne tik man pasakojo, jis pasakojo prokuroram didžiulės apimties ikiteisminis tyrimas, fiksuota, fotografuota. Dar kartą, užsienyje priimtas sprendimas, yra aišku, kas kam davė kyšį, nes yra sprendimas užsienyje, pas mus byla net nepasiekė teismo. Tai mes pasižiūrėsime, kas čia atsitiks, bet taip, šita byla yra didelė. Taip, tai norėčiau nuo Sauliaus Skvernelio šiek tiek pereiti prie demokratų. Savo socialinėje medijoje ir interviu žiniasklaidai jūs nekartą esate minėjęs, kad demokratų partijos viduje turite gerai pažįstamų asmenų. Ir prasidėjus STT tyrimui, demokratai įnirtingai gynė Saulių Skvernelį. Kokios nuotaikos vyroja partijos viduje šiuo metu? Man nesudėtinga turėti draugų demokratų partijoje, dėl to, kad aš dirbau premjero komandoje, aš dirbau Sauliaus Skvernelio rinkimų štabe, kai jisai kandidatavo į prezidento poziciją ir be jokios abejonės, ten yra žmonių, kuriuos aš pažįstu, su kuriais pažinau dar iki politikos. Tai, pavyzdžiui, Virgis Sinkevičius yra vienas iš tų žmonių, su kuriuo mes šeimomis draugaujame nuo to laiko, kai jisai iš vis politikoje nedalyvavo ir nebuvo tokio dalyko kaip demokratai, Saulius Skvernelis dirbo generaliniu komisaru, tai ir jie buvo nepažįstami. Tai šitoje vietoje taip, aš negaliu komentuoti už demokratus, tikrai. Čia yra viena iš didžiausių mano asmeniškai klaidų, kai aš kalbuosiu su politikais, nesvarbu, demokratai ar socialdemokratai ir panašiai, aš gaunu informaciją kažkokią, kuri man pasirodo įdomi, aš žinau, kad šaltinis yra patikimas ir paskui staiga arba viskas pasikeičia, kontekstas pasikeičia, arba paskui paaiškėja, kad galbūt tas šaltinis, stengdamasis vėlgi savo palankiai suformuoti mano nuomonę, nebuvo iki galo tikslus, o aš patikrinti negaliu. Tai šitoje vietoje politika aš politologam palikčiau, visi mes puikiai matome, kaip Saulius Skvernelis išeina iš frakcijos, ar ne, nurodęs, kad tai jam smūgis į nugarą. Aš pats to niekaip nesuprantu, nes mano akimis, jeigu tu turi problemų, o tos problemos atsiranda priežastinis pasiekmių priežasčių ryšys yra aiškus, pirmiausia, generalinė prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka kratas, tada yra rezonansas, tada reikia sprendimų. Ir tikrai čia partija, mano galva, visiškai nieko dėta, tai Saulius Skvernelis turėjo daug progų pasitraukti, pats buvo aiškiai vardinęs, kad tikrai jeigu būtų taip, kad kreiptasi būtų dėl imuniteto naikinimo trauksis, na, o paskui, kai yra sakoma, kad galbūt mišri grupė būtų ta vieta, kur Saulius Skvernelis galėtų toliau dirbti Seimo nariu, nes mandatais pasilieka, staiga sako, kad yra duris į nugarą. Tai aš į tai žiūriu visiškai kaip į politiką, tai yra dalykai, kurie mes jau daug kartų esam kalbėję politikoje. Dalykai, kurie susiję su lyderiu ir lyderis į politinę partiją žiūri ne kaip į komandą ir ne tik tai šiuo atveju. Labai daug tokių politinių lyderių yra, kurie žiūri į savo partijas kaip į savo lojalių žmonių komandą, kad ir kas nutiktų. Ir nedaug dievė ten atsiras kažkas, kas jų poziciją paklibins, ar kokia konkurencija staiga atsiras, ar kažkas paprieštaraus. Daug mes tokių epizodų esame matę. Saulius Skvernelis pats buvo lygiai tokioje pačioje situacijoje Ramūno Karbauskio ir Valstiečių partijos laikais. Ir atsimenat, kiek buvo spėliojimų, kas čia bus, galbūt čia dėl partijos pozicijos, pirmininko pozicijos vyks kažkokia kova. Ir kiek ten visko komentuota buvo, baigėsi tuo, kad Ramūnas Karbauskis pasitraukė. Atėjo Veryga, kuris Briuselėje dabar pats ir mes gana mažai jį matome, Saulius Skvernelis savo partiją sukūrė. Na, dabar vėl situacija panaši, Virgis Sinkevičius Briuselėje, Saulius Skvernelis mišrioje grupėje. Tai nuotaikos yra tokios, o šiaip jeigu demokratai turi kažkokį pavyzdį, ką reiktų daryti, tai mano akimis tai yra tas pats liberalų sąjūdis po Eligijaus Masiulio problemų, nes klausimas, kaip atsiribot. Visi ten linksniuoja tą liberalų sąjūdį dėl partijos teistumo, demokratai tokių problemų neturi, bet Čmilytė buvo tuo metu eilinė ten ką tik atėjusi, kai vyko skandalas Seimo narė. Tai jai pavyko ir akivaizdu, kodėl pavyko atsiriboti nuo visų Masiulio problemų. Ir demokratam reikia šiuo atveju lygiai taip pat spręsti dabar savo partijos problemas. Bet jeigu Saulius Skvernelis turėdamas didžiulį autoritetą ir panašiai, nuspręs, kad tą partiją reikėtų dar kelis kartus taip viešai
viešai pakritikuoti ir pasakyti, kaip jinai jį išdavė ir panašiai, aš manau, kad tai partijai gali būti neįveikiami 5 procentai per rinkimus, nes tu gali kovoti su politiniais konkurentais ir oponentais, bet jeigu prasideda rėtinos partijos viduje, beveik visada jos baigosi subyrėjimu. Jūs sakote, kad visa tai jau yra politika, bet visgi dar pabaigai norėčiau užduoti vieną klausimą, kurį jūs taip pat esate komentavęs jau apie koalicijos rokiruotės. Buvo kalbama, kad pašalinus Saulių Skvernelį iš partijos, iš frakcijos, būtų kaip ir patogu socdemams Nemuno Aušrą pakeisti demokratais. Tai apie koalicijos rokiruotės kalbama, nežinau, nuo Ingos Ruginienės premjeravimo pradžios turbūt. Tai kaip galvojate, toks scenarijus šį kartą jau galėtų būti realus? Na tai vėlgi, aš buvau vienas iš tų žmonių, kuris pirmas tam pranešiau pakankamai detaliai, apie ką yra kalbamasi, deramasi ir kelis kartus tai padariau, ne tik dabar, ir anksčiau apie tos pokalbius kalbėjau, ir visą laiką viešai yra paneigiama. Ne, jokių dėrybų nevyksta. Kažkada mano žodžius Saulius Skvernelis paneigė, dabar ir socialdemokratai, ir demokratai irgi paneigė, kad dėrybos vyksta. Tai už tai, kai tu komentuoji politiką, pats dažniausiai atsiduri kvailio vietoje, nes sudėtinga patikrinti, ką tu pasakėjai, nors aš tiksliai žinau, kad tie pokalbiai vyksta. Situacija yra tokia. Saulius Skvernelis įvardino save kaip kliuvinį, sako, aš buvau kliuvinys. Tai yra netiesa. Saulius Skvernelis jam vadovaujant pats buvo žmogus, kuris ėjo į koaliciją su socialdemokratais ir Nemuno Aušra. Saulius Skvernelis, mano žiniomis, niekada tikrai nebuvo kažkoks radikalus socialdemokratų priešas ir panašiai. Akivaizdu, kad vėliau turbūt buvo traktuojama kaip socialdemokratų išdavystė, demokratų išmetimas. Bet dabar situacija yra iš esmės pasikeitusi, nes klausimas, ką daryti demokratams ir socialdemokratam, abiem partijom yra vienodai aktualus. Todėl, kad demokratų kelias, mano akimis, yra nebūtinai eiti į koaliciją, mes galim pasižiūrėti, kas buvo Vengrijoje, atrodo nenugalimos politinės jėgos ilgą laiką valdžioje, bet visuomenė pradeda matyti, kad ne, mes nenorim. Mes nenorim tokių kaip Žemaitaitis, mes nenorim tokių, kurie meluoja, mes nenorim tokių, kurie ten už gerklės ima nacionalinį transliuotoją, žiniasklaidą ir panašiai. Žodžiu, yra daug dalykų, dėl kurių kyla labai daug klausimų. Mes nenorim tų, kurie su ten skrendančiais balionais nesusitvarko. Tai galbūt šitoje vietoje nėra prasmės dabar eiti su socialdemokratais kažkokios koalicijos demokratam, o socialdemokratai akivaizdžiai irgi mes matėm susirinko tartis, jokių sprendimų nepriėmė, jie naudoja demokratus tam, kad drausmintų tvarką ir teisingumą, tvarka ir teisingumas labai teisingai pasakyta, tvarkos ir teisingumo įpėdinius Nemuno Aušrą, Žemaitaitis yra Pakso proteže ir atėjęs per jį iš esmės į politiką. Tai vat jie galvoja, kad kuo mes ilgiau tempsim tą gumą su demokratais, tuo Žemaitaitis bus romesnis, o Žemaitaičio yra nusispjauti. Jie to nesupranta. Žemaitaitis šokdina socialdemokratus, jisai pažiūrėkite, kaip dabar komentuoja, kaip balsuoja, vėl dėl Kapčiamiesčio ir panašiai. Visiškai nusispjauti. Ir kuo toliau, tuo tai bus skausmingiau socialdemokratam. Jie dabar pagal kai kuriuos tyrimus, pavyzdžiui, Spinterio tyrimas, yra trečia partija pagal populiarumą - socialdemokratai. Tai mes esame kalbėję, aš esu prognozę savo pateikęs, pasižiūrėsim, kaip bus prieš rinkimus. Bėda, kad demokratai dabar irgi tokioje situacijoje, tokiam politiniam knockdown'e, iš kurio reikia keltis ir nėra tikslaus būdo, tikslaus kelio, kaip tai padaryti. Galbūt buvimas valdžioje, matomumas jam būtų irgi kažkuria prasme naudingas. Tai ta situacija yra sudėtinga, bet kai tu viską matai, kai tu matai, kiek yra inertiški socialdemokratai, kiek ten viduje yra daug prieštarų. Vienas sakoma viešai, kitas sakoma yra už uždarų durų, net už uždarų durų pasakoma viena, padaroma kita. Aš manau, kad čia nieko nebus. Socialdemokratai greičiausiai temps gumą, o demokratai greičiausiai gegužės viduryje nusispjaus ir sakys viskas, per arti rinkimai ir mes nebenorim daugiau su jumis jokių reikalų turėti, eidam į aiškią opoziciją ir siūlom kitokią politiką. Taip, tai ačiū, su mumis šiandien buvo tinklaraštininkas, buvęs Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.